Stovykla jau vyksta 2 metai. Stovyklos idėja, kad suburti katalikišką bendruomenę, suartinti tėvus, vaikus, tai išlaikyti santykį, kad daug veiklų tėvai būtų kartu su vaikais. Smagiai praleisti laiką ir pabendrauti daugiau su savo vaikučiais, daugiau gal apie juos sužinoti ir kartu gal plačiau susipažinti su visų darželio kolektyvu. Aš atvykau į šitą stovyklą, nes čia yra daug draugiškų vaikų, padraugauti čia gerai, pailsėti, pramogauti. Stovyklai ruošiamės iš tikrųjų jau seniai, tikrai kokią pusę metų susirinkimus darėm, daug planavom, daug galvom įvairiausių veiklų. Tikimės, kad per tas 4 dienas vieni kitus dar labiau geriau pažinsim ir kad bus labai geras laikas kartu. Mes atvykstam jau čia 2 kartą, turim patirtį, gerą patirtį, labai linksmai praleistą laiką, bendravimą su šeima, nes namie ar kitoje aplinkoje iš tikrųjų nėra tos galimybės tiek pabūti. Džiugina tai, kad čia yra puikiai organizuojamas laikas, tiek tėveliam, tiek vaikam. Ir tokie išvažiuojam iš tos stovyklos geresni. Pailsėsim, bus smagu. Ir su suaugusiais, ir su tėveliais kitais pabendrauti. Ir eis 1 rugsėjo jau į darželį 1 kartą, šitas jau mažesnis, nes didesnis jau broliukas lanko, tai bus irgi prisipratinimas su kitais vaikučiais susipažinti, tai už tai labai gerai. Mano kaip muzikos mokytojos pareiga tai čia skleisti visur muziką ir iš tikrųjų labai daug dirbsiu su giesmėmis. Stengsiuosi, kad kuo daugiau giesmių ir vaikučiai išmoktų ir tėveliai. Na ir iš tikrųjų, kad visa stovykla pulsuotų muzika, kad būtų viskas gyva, kad džiaugtumėmės, kad ir Dievą šlovintume. Mes metai laiko einam į darželį, labai esam patenkinti visi ir Amelija labai patenkinta. Visų pirma, tai patenkinti, kad matom, kad vaikas labai laimingas po darželio grįžta ir užsieminėja labai, ir auklėtos labai geros. Kiekvieną savaitgalį reikia teisintis, kodėl neinam į darželį, dabar 2 mėnesiai atostogų, tai irgi teisinės, kodėl atostogauja visi. Darželis yra labai puikia vieta bendruomenėje augti. Žmonės, kurie čia dirba, jie labai brangina ir rūpinasi kiekvienu vaiku, kuris ateina į darželį. Ir esam darželė kaip viena didelė šeima, kur kiekvienas yra svarbus, kiekvienas yra mylimas ir kiekvienas yra reikalingas. Aš net nesu girdėjus dar, kad kaip būtų užimtumas, veikla, aktyvumas, naujos mintys, idėjos, vėjai nauji, žodžiu labai. Ir vaikai patenkinti, jau net jeigu po savaitgalio klausia, kada į darželį, ten nekalbant apie tai, kad apie visokias ligas, nebuvimus, jau greičiau į darželį. Jeigu vertinčiau darželį, tai iškart sakyčiau, tokio balo net nėra aukšto, kiek aš galėčiau duoti, nes tai pirmas man sutiktas toks projektas, tas darželis toks įvykęs, aš nežinojau, kad iš vis tokių Lietuvoje yra. Tai labai geras pavyzdys visiems Lietuvoje, gal ir net Europai.